Pats metas išpakuoti pirmąją mūsų knygų klubo subscription box. Tave pasiekia tokia pati dėžutė kaip ir visas kitas klubo nares, joje slepiasi ne tik knyga, bet ir specialiai tau sukurta knygų klubo atributika. Atidarius dėžutę pirmiausia pasitinka laiškas, rekomenduoju jį skaityti po išpakavimo, kad visa patirtis būtų dar didesnė staigmena. Na, o dabar pereikime prie turinio. Ir kas slepiasi dėžutėje, galime pamatyti dabar, apžiūrėkime šiek tiek iš arčiau ir tuoj viską po truputėlį išpakuosim. Tave pasitinka 3 nauji dvipusiai skirtukai, vienas jų idealiai dera prie mūsų naujojo knygų klubo maišelio, kitas idealiai prie knygos, nes pripažinkim, matching dalykai mums tikrai labai patinka. Na, o dabar visas dėmesys mūsų naujam knygų klubo maišeliui. Manau, jis tobulai atspindi mus ir mūsų mylimą romantės žanrą, o kur dar mums visoms labai gerai pažįstama frazė Just one more chapter. Mūsų draugai ir partneriai SVR Kosmetika prisideda taip pat prie šios patirties ir siunčia mums dovanų. O dabar šiek tiek medituoju ir pristato mūsų pirmąją subscription box knygą. Kai radau šią knygą iš aprašymo, sprendžiau, kad ji tobulas romantės pavyzdys. Mano užuominas jau skaitėte, todėl tikiu, kad ji bus ir tavo skonio. Šiuo metu Goodreads įvertinimai tikrai tik dar labiau sustiprina šį jausmą, tada nieko nelaukus, neriam ir pristatysiu šią knygą. Tai pirmoji epinės fantastikos romantikos serijos The Ashes of Dresmar dalis, kupina magijos, pavojų ir kibirkščiuojančios įtampos tarp pagrindinių veikėjų. Iron and Embers istorija visiškai nauja, tačiau jos veiksmas vyksta tame pačiame pasaulyje kaip ir Blood and Steel, tik praėjus 5 metams. Tačiau nereikia būti skaičiusios pirmos dalies serijos, Iron and Embers galima skaityti kaip atskirą istoriją. O jei po skaitimo norėsis dar daugiau, visada galima bus sugrįžti prie ankstesnės serijos ir pasinerti iš naujo į šį pasaulį. Todėl metas čiupti derantį skirtuką ir leisis į naują kelionę su Bran ir Thor.